Treneris sveikinimui su pergalė. Ar viskas pagal planą aikštelėje? Mentaliai taip, krepšinė detalės visada galima atrinkti, bet šaunuolės merginos nusiteikimas buvo 10 balų. Šiandien pamatėme komandą, turbūt, kurią matysime ir viso sezono metu. Daug universalumo. Bikal taip pat maksimaliai universali, galinti viską daryti aikštelėje. Liepina, agresyvi, taip pat 5 numeris. Kiek priekinė linija jūsų akim lyginant nuo praėjusio sezono yra pasikeitusi ir kiek patenkinti tokiam matydami aikštelėje? Tai labai skirtingos priekinės linijos. Pavyzdžiui, praeitais metais mes turėjome Eglę, kuri Europoje net viena geriausia yra, tai būtų buvus nuodėmė nežaisti per ją. Šiemet turim tokią priekinę liniją, kuri gali daugiau ant perimetro kažką sukurti. Tai šiemet bandome, kaip pats minėjot, labiau universalus būti. Per 4 dienas 2 pergalės prieš Europos taurės komandas. Kiek toli Neptūnas eis šiame sezone? Pamatysim, negaliu atsakyti, būtų nepagarba varžovam tada, jeigu atsakyčiau. Tai žiūrėsim. Coach, a tough game for you. What you can learn and take from this game? For future, of course, better defense, better switches, better defense, better communications. That's our job for next 2 days. And we need to be ready for next game against Turkish team.